Sveiki sporto mėgėjai, išprakaitavau jums Luko komedijos dienoraštį. Liepos 23 dieną, trečiadienį, pasirodžiau atvira mikrofone bare Kernagis ir štai mano refleksija. 5 komikai pasirodė prieš 27 žmonių publiką, atmosfera buvo jauki, publika buvo atvira, švytinti, atsipalaidavusi ir įsitraukusi. Tai buvo tinkama aplinka pasitikrinti, kas veikia scenoje ir kas ne. Šį vakarą lipau su tais pačiais juokeliais, kaip ir vakarykštę dieną, bet visiškai juos perrašiau. Procesas buvo įdomus. Aš dirbau po sakinį, o mano matas ar sakinys yra vertas dėmesio, buvo draugės juokas. Mano draugė yra žmogus, kurį yra itin sunku prajuokinti. Teigiama to dalis, pasirašiau 5 minučių programą, kuri man labai patiko pačiam, kuri turėjo originalius kampus ir aiškias kulminacijas. Neigiama to dalis, draugė 1,5 valandos turėjo klausyti, kaip aš bandau sulipdyti juokelį. Pasirodymas ėjosi gerai, buvo ir į tylą nuėjusių juokelių, bet buvo ir juoko ir net mano pirma plojimų pertraukėlė. Sakoma, kad blogai, jeigu prieš pasirodymą nesijaudini. Bet yra skirtumas tarp jaudulio ir baimės. Jaudulio aš jutau, nedidelį, bet jokios baimės. Po pasirodymo aš suvokiau, kad aš laisvai vienu metu kalbu ir akimis skenuoju auditoriją. Aš niekad nemaniau, kad tai sugebėsiu. Ir kad ir kaip menkai atrodytų šis pasiekimas, man jis yra brangus. Dabar, kai nebebijau scenos ir noriu ten būti, mano tikslas yra ateiti su prasmingu, įdomiu ir juokingu turiniu. Laukia smagus kūrybinis laikas man ir kankinanti patirtis draugiai. Mes rock'n'rollas, patinka man ir tau, ir nepatinka iki jau.